Labas, aš esu Paulius Venslauskas, aktyvus ir pilietiškas jaunuolis. Aš esu atsakingas, organizuotas ir labai motyvuotas. Intensyvi bei aktyvi dienotvarkė. Studio l'Italiano, grojimas pianinu, sportai bei dalyvavimas įvairiose renginiuose, diskusijose, pristatymuose mane išmokė planuoti savo laiką ir siekti maksimalių rezultatų prisimtose srityse. ES veikla apima daugybę sričių, svarbiausios yra tos, kurios apima bendrą narių susitarimą veikti dėl efektyvumo, solidarumo, ekonominės ir logistinės naudos. Mano nuomonė, svarbiausia yra politinės valios ir ypatingos vienybės pareikalavusi sritis, užsienio politika ir saugumas. Džiugina tai, kad šios srities aktualumas ir diskusijos demonstruoja augimo tendenciją. Taip pat itin įdomi ir aktuali tema ES švietimo, mokslo ir inovacijų sritis. Nes būtent šita sritis skatina konkurencingumą ir pažangą. Todėl yra ypač svarbu dalintis jaunimo tarpe informaciją apie galimybes, kurias suteikia ES tobulėjimui, bendradarbiavimui, projektų ir startuolių finansavimui. Kadangi viešo kalbėjimo ir pristatymo aš mokiausi tokiais mažyčiais žingsneliais Lietuvos skautijoje, savo mokyklos debatų klube, būdamas jaunuoju šauliu ir NATO jaunimo ambasadoriumi, užsienio politikos ir saugumo klausimus bei švietimo ir mokslo investicijų sritis aš pristatyčiau šiais būdais. Organizuočiau gyvus pristatymus mokyklose su įtraukiom ir interaktyviomis detalėmis, tokiamis kaip klausimai, mini diskusijos, viktorinos. Siūlyčiau tokius aktualius klausimus savo debatų klube, kaip ar ES turėtų tapti gynybos sąjunga. Ir galiausiai informaciją apie savo pristatymus aš dalinsiuosi savo socialiniuose tinkluose. Pasakiau labai daug, tačiau yra viena pagrindinė mintis, kurią noriu, kad jūs pasiimtumėte. Aš esu pasiruošęs priimti naujus iššūkius, tobulėti, skleisti ES vertybės jaunimo tarpe. Tikiu, kad jaunimo Europos komandoje galime pasiekti dar daugiau. Suremkime pečius.